Vėjas dažniausiai mums praneša apie pokytį. Jo kalbą galime suprasti kaip ženklą, kad mūsų horizontas keičiasi. Lietuvos nepriklausomybės aktas taip pat buvo vėjas, pakeitęs mūsų valstybės kryptį ir sugrąžinęs Lietuvą mums patiems. Mūsų vaizduotėje jis tarsi vėtrungė iškildavo virš namų stogų, ant laivų stiebų ir dar aukščiau, kad visas pasaulis žinotų apie nepriklausomą Lietuvą. Mūsų valstybė turėjo aiškią kryptį. Norėjome ne griauti, o kurti. Nežvalgytis į praeitį, o susitelkti drąsiausioms ateities vizijoms. Tačiau rytų vėjas išplėšė Lietuvą iš mūsų rankų. Jis siaubė ir griovė. Jis bandė nupūsti netgi mūsų atmintį, dar labiau įtūžęs, kad priešinamės ir nepasiduodame. Kad dar iš protėvių žinome, kokią galią turi vieningos rankos, atlaikančios istorijos škvalą ir išvaikančios neteisybės debesis. Kad mes pagaliau ir esame vėjas, gal kiek ir pakeičiantis mūsų šukuosenas, bet ne laivo kryptį, kurią patys pasirenkame. Deja, mes žinome, kas yra nelaisvė ir prievarta. Deja, mums puikiai pažįstamos tamsos akys, kuris pagaliau užmerkė vienybės liepsną. Ir mūsų šviesa pagaliau atsivėrė. Mes prabilome idėjomis ir troškimais, kuriais drąsiai galėjome puošti savo vaizduotės ir tikrovės vėtrunges. And anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. Mes tapome vėju, kurio neriboja sienos. Mes subrendome kaip visuomenė tikintis savimi ir jaučianti kitų pasitikėjimą. Mes išmokėme savo vaikus tarti žodį laisvė. Ir mūsų vaikams žodis laisvė reiškia vėją, kuris nepriklauso niekam kitam, tik mums patiems. Būti vėju – tai kalbėti su laisvu pasauliu ir be tvangos būti laisvės pusėje, kurios balsą mes pažįstame kaip savai. Ir mūsų nepriklausomybė nėra tik žodis. Ir laivas, kuriuo plaukėme, mums reiškia laisvės uostą. Mes patys kuriame savo istoriją. Mums patiems priklauso mūsų dabartis. Būti nepriklausomu reiškia būti savarankišku. Tai reiškia galimybę atsisakyti nelaisvės ir suvaržymų. Būti vėju reiškia atrasti bendrą kalbą su saule, žeme ir vandeniu. Reiškia kurti naujus dėsnius ir reiškinius. Šiandien nepriklausomybė įgyja dar vieną reikšmę, dar vieną simbolį, saugantį ne tik energiją, bet ir mūsų tapatybę. Šiandien mes esame vėtrungi, rodanti ne vėjo kryptį, o vėjui nurodanti, kuria kryptimi mes plaukiame. Šiandien mes esame laisvė. Esame nepriklausomybė.